Nu ką, draugai, ilgai nesimatėm, atėjo pavasaris, atėjau ir aš iki automobilių aikštelės, turiu čia biškį pakonservavęs dalykų. Galima matyti, kad ir mano iš kelionės į Suomiją automobilis stovi toks, kaip parvažiavo toks ir stovi. Yra ir daugiau automobilių, apie juos netrukus papasakosiu. Galit matyti Geriu Brightą. Žiauriai geras dalykas, man tai jis pakeitė kavą. Akivaizdu, kiek laiko baudingas iš eterio, tai kad man reikia tos energijos ir jos semiuosi dabar iš Brighto. Tai geras energetinis gėrimas. Nėra pridėtinio cukraus, nėra kažkokių energijos šuolių, žodžiu, gerai jaučiuosi, viskas liuks. Geriausia dalis tai, na aišku, man patinka iš tikrųjų jų labai skoniai. Tai rekomenduoju pirkti dėžutę, užsisakykite tiesiai iš Brighto, pridėsiu ir linką ir su mano nuolaidos kodu gausi 25% nuolaidą, tai kad visą laiką būtų po ranka. Ir galime eiti prie to, kur ir baigiau paskutinį kartą, o baigiau prieš savo kelionę į Suomiją, kai išvažinėjau su X5 pas Santa Clausą, tai prieš pat išvažiavimą nupirkau šitą golfą. Galime persikelti į kadrą, kaip jį pirkau, kokios buvo problemos, o dabar esu įdėjęs skelbimą parduoti ir iš tikrųjų esu išlūpęs takumą, numetęs krauti, reikia įsimesti takumą, nes kaip ir turiu žmogus susidomėjęs, kuris už poros valandų atvažiuos. Ir, žodžiu, netrukus pakalbėsime toliau, o jūs pasižiūrėkit, kaip aš jį pirkau. Nu ką, nors ir šventa diena, darbo diena, man atrodo, kažkas tokio, žodžiu, visi prie kapų važiuoja, tai penktadienis, biškį darbus apsimiečiau, turiu reikalų Kaune, iššaunu į Kauną, vežu padangas ir gavau pasiūlymą nupirkti Golfą Pliusą. Parvežtas iš Vokietijos su variklio defektu, pakeitė variklį, bet kažkas kažką negerai, kažkas, žodžiu, neaišku, 900 eurų, sako, norėčiau. Nu, žodžiu, pagalvojau, kad važiuoju tą pusę, tai varau apžiūrėsiu Golfą, gal netyčia nupirksiu, pažiūrėsiu, kas ten per problemėlės, gal kažką daspręsim. Lekiam. Atvažiavau Kauną, lemba čia visi pasipuošę, Helovynui vaikšto, vaikai persirengę, kiek prašyti žmogui švietoje. Žodžiu, taip, neturiu visai laiko, nes turiu spėti nupirkti rozetės ir visokius tokius niuansus, nes reikia rytoj sudėti bute Kauno, o nedirbsiu, manau, rytoj niekas, nes nedarbo diena. Žodžiu, bandysiu naudoti taktiką, 500 eurų įmonė žiūrės, o jeigu ne, tai tada išsiųsiu savo žmoną į parduotuvę pirkti rozečių, o pats žiūrėsiu Golfą. Tai va, lipam, matau, žmogus laukia. Žiūrim, kas mūsų laukia. Labas. Galiu filmuoti? Super. Golfas yra šią akimirką važiuojantis? Jo, užsikurės įvažiuoja pilnai. Tik kažkaip papulsuoja, nežinia, ar čia dėl variklio pagalbos. Gerai. Aš turiu labai ribotą laiką kiekį, tai pirmas pasiūlymas 500 eurų įmonė žiūrės. Žinok, mašina ne mano yra, Ja. pusbrolio, tai jisai, sako 900, nes mes patys pirkom 8, keitėm variklį. Aha. Tai žodžiu, ne šitas variantas. Nelabai. Gerai. Nesutiks jisai. Tada antras variantas yra mašina, sakė, važiuoja. Jo. Gerai, to vizualiai greitai apžiūriu. Aš įsiųsiu žmoną, nes reikia nupirkti rozetės, būtų bijau, kad rytoj nedirbs parduotuvės, žinai. Tas atrodo, gyvas toks nėra. Kiek skydelis rodo 120 000? Jo. Jisai nežinau, ar atsukinėjo ribą. Ok. O tokia grįžo iš Vokietijos? Jo. Su 120, ok. Labai geras ženklas. Kas yra nepabaigtas, sakei? Reikia lubas sutvarkyti, prie variklio biškai atsiprašyti. Prie variklio dėl šito, dėl CO2? Jo, dėl CO2 ir ten dar tokios plasmasės, visokios likusios. Aha. Gerai. Pagalvoju, kad pagaliukas užkištas. Gerai, einu pasiemu prinę. O šito dalyko man kaip tik reikia irgi. Nes man reikės nuglaistyti sieną, rozetę sudėti. Paukštas arba saldainis aplinkui vyksta. Už 800 nupirkot Vokietijai? Ne, žmogus pirko 800 iš aukciono. Aha. Mes nupirkom su variklio defektu, nupirkom variklį, pakeitėm. Ok, tai jūs Lietuvoje nusipirkot ją? Čia yra pedalas. Lygtais jo. Jo. Norit nuo šitos mašinos. Ok, čia gali būti šimnės susijusi dalykų, ne? Ok. Tai reiškia, jūs Lietuvoje nupirkot, o kiek jūs nupirkot? Už 800. O kiek tas žmogus mokėjo, nežinai? Ne, nesakė. Aha. Gerai. Dabar jūs buvot užkūrę mašiną, jūs važiavote iki techninės apžiūros, ne? Jo, bet čia jau tie tranzitiniai numeriai jau pasibaigė. Jo, tai aš tą suprantu, aš klausiu dėl to, kad tipo ten ar nekaito, žinai, ir pečiukas šilto orą pūtė. Ar gerai viskas sujungta? 120 000 kilometrų mane aš nustebęs maksimaliai. Gerai, biškį paleidžiamiau. Aha. Nepritvirtinta. Jau prie techo turėjo per techą prikipti. Katalikas vietoj, gerai.
Gerai, ten raudona. Lem anksti temsta dabar. Rada pilna. Galai pakeisti, žvakės buvo pakeistos. Nu jo, gan logiška, kai motorą renki. Tai dabar pirkot pliką variklį? Ar tu ką nors žinai apie variklio keitimą? Pirkom beveik pilną variklį. Aha. Viskas gavosi iš pirmo karto? Šiaip ne, nes variklis nuo automato buvo, tai ten skiriasi tas velino. Jo, smagratis keičiasi ir skaičiuotuvas. Jo, skaičiuotuvas. Tai buvo problema su juo, reikėjo skaitėžim. Aha. Tai biškai pavargo. Okei, jo. Nebėga niekur skyšiai. Kaip ir ne, lygtais. Uliama, kažkaip per sunkiai bijau sulaužyti, kad nors kažko per daug kažymu. Žiūrėk, čia tikrai per daug nuėmėm. Ar čia taip nusiema pas Volkswageną? Gerai. Aha, Golfas. Kiek motoras kainavo? 200. O, normaliai. Čia ką panaudojat? Čia buvo, žinok, padaryta. Kiek tu savo? Apkaltūrino. Uliama, taip normaliai, čia sakyčiau haltūra. Va, dabar gerai. Nes statybininkas variklį keitė, atrodo, mentelė, guliant galinės sėdynės. Tai rimtai žmogus prie statybų dirba. Pūkšti dėtai. Na gerai, čia gal biškai reikėtų paizoliuoti, nes atviri laidai. 2 kelias mato, atrodo, gal viskas kaip ir legit. Duok raktelį, 1 raktas. 2. Mėgstu vokiškas mašinas, blemba. Pas vokiečių viskas kažkaip gerai būna. Aišku, dabar, žinai, variklis pakeistas, bet automobilio rida bet kokiu atveju nesikeičia nuo to. Čia kas dega, ar ne? Ne. Malačiai. Tai jau geras ženklas, kad gerai padarėt. Retai tai būna, kad kažkas motorą pakeistų ir čia kas nedegtų. Vokiški kauferiai, didelis ir mažas, gerai. Biškai jaučiasi ta vibracija tokia, ne? O tai dabar domėjasi, kas dėl to kuro mišinio čia gali būti? Ar kažką... Nes aš galvoju, čia kaip nors ar programuojasi tokie dalykai. Ar čia... Ar čia... programuojasi, tai buvo susireguliuotas tas daiktas. Šiaip garsas atrodo lyg nebūtų kataliko. Bet tai blemba, būtų tada čia kas degtų, nes norėjau sakyti, tada, žinai, būtų lambda zondas, pavyzdžiui, jeigu neveiktų, kaip prastai skaičiuotų mišinį. Nes garsas atrodo, kad kataliko nėra. Tai va, šiaip mes patys nežinom. Toks kardos, kai garsas atsiranda, tada reiškia, žinai, nėra kataliko. Šiaip būna minkštas garsas. Dabar aš žiūriu, va, radau. Noriu sakyti, autopilotas čia yra, bet mygtukų nėra, bet radau, kur jis yra. Gal tada dar čia gal kuro biški užteks. Gal galim biški pavažiuoti mes su jie. Pasibandysime. Sanka, atrodo, liuks. Keitėmės viską. Ai, čia buvo stabdžiai prikepę, ne, ilgai stovi. Norėjau sakyti, čia motoras taip sudėt kitą diskelę. Melačiai, kad įvaržą normaliai padarėt. Aha, stop ir tepalas, džinas. Čia yra, sakė, daviklis yra. Ok. Nes variklį aš žiūrėjau, kad tepalo yra. Gal neugis spaudimas dingo. Tai šitą pastoviai taip ir pypsi? Ai, na šiktą. Na gerai, pas elektriką reikia, žodžiu, važiuoti. Ratai visai neblogai susisuka, kaip priekį varom į mašiną. Vaikšto pokštas arba saldainis. Nu jo, garsiukas yra toks, kad ten tušia. Yra kvapo. Dėl to turbūt CO2 nepraėjo. Neprašė lempų poliruoti, ar čia kažkas atspjauni? Ne, čia reikia poliruoti. Čia lakas nusivaręs. Pilna gyventojų lempai. Gerai, įvesiu VIN kodą, pažiūrėsim. O tas žmogus nupirko su variklio defektų Vokietijai, gal tu žinai? Jo. Ok, nebuvo daug iš to, ne? Šiaip gal sąlyginai gerai atrodo, kėbulas toks ganėtinai lygus. Visi to tokie tarpukai. Neatrodo, kad kišo nagus kažkas. Auto 800 variklis, gerai. Aha, čia nemažai painvestavo, ne? Tralas čia noriu. Kaune nupirkote, ne? Jo. Lembat, seniai tikra rida. Wow. Žiūrėk, yra nuotraukas. 25 metų, 10 mėnesį. Tai čia gal tas žmogus pardavinėjo? Šio mėnesio, arba jūs buvote idėję? Jo, greičiausiai jis buvo įdėjęs skelbimą. Brolis tau? Aha, pusbrolis. Pusbrolis, jo. Žodžiu, bet ką, žalų nėra. Rida fiksuota 119 tūkstančių. Čia ne 112 buvo? Ne, 121. Nuledas. Tai dar žiūrėk, pramynėt štuką kilų su virštukos padangas. Žeminės? Atrodo vasarinės. Gale man neatrodo, kad MS gali būti priekiniai gal, nors ne tokios pačios padangos. Jo, yra žymėjimas snaigės. Jo, MS. Lenas, nereikia padangų pirkti. Gerai, nu tai 900, ne?
Nu vis tiek turi nuleisti biškį dabar pinigų. Tai va čia, žinai, nuo manęs priklausyti, tai aš tikrai kažkiek pats paleidžiu. O tai kur tavo pusbrolis? Jis dabar kažkoks koncertas, kas ten. Ne? Kaune? Arenai? Lygtais. Tai nu vis tiek už 8 turės tada duoti. Manau, kad nieko nepakeistas pidisas ir šiandien pasibaigs jūsų istorija. Gal už 9 pavyktų kažkaip jau. Tas 5 eurų jau čia. Iš tikrųjų, tai blemba, na aš turiu kaip pirikupas dėrėtis, bet nesiderės tik to. Gerai, aš bijau, nors nereikia bijot gesinti jos, ne? Mano dabar, žinai, kai tu tokių triperių papirkęs, prasti įpročiai atsirado, negesint mašinas, nes galimai nebeužsikurs ir panašiai. Gerai, pirkimo pardavimo sutartis. Aš turiu sutarčių, ar tu turi? Jis įsipildė. Maladės. Labai gerai, turi tušinuką? Gerai. Tada pildom popierius, dedu numerius ir jungsimės kitą kadrą. Nu ką, hibrytė, pasakykit, kaip jūs galvojate apie mano pirkinį. Kur čia ta švieselė? Už 900 eurų, 120 000 km vidos golfas. Nu vau, nesitikėjau, kad tai bus šitame projekte. Labai gerai, labai gerai. Manau, kad šito automobilio vertė yra tikrai virš 2000 eurų, jeigu automobilis būtų suremontuotas. Nu, bet yra visi kitų niuansų. Dabar reikės paspręsti, kaip aš šį darysiu su ja. Nu, blemba, dėl šito gali būti sunku parduoti. Tai gal vis dėlto nuvarysiu kokiam elektrikui. Tai va, liukiu iki degalinės, pilsiu kuro, pažiūrėsim, kiek dar ant kuro išleisiu. Viską sumuosim, skaičiuosim, bet kokiu atveju sąžiningai. Lekiam, jungiam muzikėlą. Gerai groja. O. Ir viskas, važiuojam toliau. Sorry, kad tamsoj filmuoju. Turbūt patys irgi pastebėjot, kad 5 valandą atrodo, lyg kažkas laukia šviesų išjungtų, taip greit sutemsta. O reikia dar savo darbus kažkokius darytis. Iš kažko gyventi, kaip sakant, valgyt. Tai pagal galimybės viskas. Dabar toksai sezonas, teks biškį tamsoj filmuot. Žiūrėkit, kokį iš kelių važiuoju. Kaip šitie žmonės gyvena, išpratėčiau. Iškart. Nu ką, stapteliau netoli buvo Viezita, pigaus benzino. Kaip čia bakas atsidaro, ką žino. Nepatarsi, taip žiūrėkit, ką radau. Kiek gražesni mygtukai, ne, nupirkti. Ne taip laikau kažko, tai ne tokie, kažko gal tokie. Gerai. Važiuoja, tai super. Jaučiasi, kad mašinos gera rida. Nu, arba kad yra vokiška, nežinau, bet nu, rida čia turi daug įtakos. Tai jeigu norit, išduosiu tokią paslapėlę. Aš nemanau, šito momentu čia padės, dėl to, kad automobilis yra be to kataliko, bet yra tokia paslapėlė, kad jeigu aukštas CO2 ant benzininės mašinos, tai reikia etanolio pilti baką ir CO2 krenta žemyn. Taip, su benzininė mašina lengviau praeisi techninę apžiūrą. O aš pilsiu, iš tikrųjų važiuosiu Vilnių, man daug to kuro nereikia, bet nemėgstu, nepardavinėsiu žmonėm irgi tuščių bakų. Tai už kokią 30 euriukų įvarysiu. Opa. Maladūnas, kaip gerai, 30 ir 2. Tai va, galėčiau padaryti šitą triuką, gal taip ir reiks daryti iš tikrųjų, bet kokiu atveju reikia pas elektriką, kad ta džino lempa nešviestų, šitas lempa dalykas tepalo slėgis. Tai kažkoks daviklis yra nusprogęs, tai tą reikia sužiūrėti būtiniausiai. Nu ką, diena prieš kelionę, vakaras jau tiksliau 8:30, bet buvo gautas greitas iškvietimas pasiūlyti Ibizą. 2009 metų 1.4 dizeliukas, sako, pradėsim darybas nuo 500 eurų. Tai iškart sudomino, technikinis metam, sakė, puikiai važiuoja, važiuoklė gera, stabdžiai geri, viskas gerai, bet sako, nu ši mašina tai jau šiukšlė, sako. Rūdis nuo 2011 ir 2012 metų automobilis Lietuvoje ir dabar akumas numiręs, turi krokodilus, ten krokodilų po kurus skamba man kaip ir good deal. Tas automobilis pasižiūrėjo autogidę, tenai kainuoja 2000, 2000, nu tai dar aišku padarėsim. Gal kaip tik čia man ta prekė gal būtų tokia greita, kur nieko tikrai prie jos nesikrapštyčiau, perparduočiau. Dar biudžetas padidėtų, būtų daugiau pinigų, iš ko suktis prie golfo ir dar liktų ir apie vartinių iš ko pirkti. Žodžiu, lekiam į vietą ir žiūrim, kokį čia variantą turim šiandien ant lėkštutės padėtą. Nu ką, atvykau, vėl tamsus paros metas, žiūriu, biteris vienas nepavykęs, nepavyko driftas, o šiaip tai gal geriau šį kartą, nes biškai apšviesta yra, tai tikiuosi, kad pavyks. Labas, galiu filmuot? Gerai, be veido, drąsiai. Labas, vienas jau nusivylimas, aš galvoju, kad čia bus naujesnė. Aš pažiūrėjau 2009 metą. Aš neskiriu tų dalykų, žinai, faktas, bet, nu, aš esu tokia turėjęs. 2 durelių, tik gali būti, kad tokių būdavo. Aha, toks Need for Speed
Biški vaibas yra. Aha. Kodėl tu nebesivažinėjai? Aš su juo važinėjausi iki šiandien. Okei. Mono žaist. Nu labai ne kažką. Tikrai. O, Jezu. Nu, jinai turi vieną pliusą. Nu gerai, gal 2. Gal netgi 3. Jo, tai techas. Taip, visus tos 3 ir tos 3 norėjau vardinti. Tai yra ant takumo, ant vaistinėlės ir techas yra. Nes jinai, manau, kad daugiau techų nebeturės. Čia ir kas seka padariau, kai vėliavai įsividžiau to gidą nuo 2009 metų pažiūrėti. Galvoju, o čia ta dar tokias neturėjęs. Gal turės, tai nepam. Jo. Ir jis ten kainuoja, vėliavai virš 1000 eurų, 1500. Tai galvoju, čia už picotą su techu parduosiu kam nors. Dėkui, kad čia realiai kėbulo nėra. Čia yra kiek? 13-14 žiemų Lietuvoje automobilis išgyvenęs. Norėsit patikrinti savo automobilį per CarVertical, tai naudokitės nuolaidos kodu VYGA, gausit 20% nuolaidą savo ataskaitai. O mes žiūrime, ką parodys šios Ibizos ataskaita. Aš prisimenu, kai, žinai ką, dabar prisimenu, aš kai nupirkau pirmą kartą Ibizą, filmuodamas pirkubo laidas, tai čia prieš kokius 5 metus, gal ten 4. Sakiau, kad jeigu antrą nupirksiu, važiuosiu iki Ibizos su ja. Mulėma, dabar nenorėčiau tikrai važiuoti. Ir dabar vedęs esu, žmona neišleis. O čia buvo draudiminis įvykis. Ir rašo 3 žalas, žiūrė. Jo, tai čia bus viena avarija, ten bus dar kai kasą. Jos. Bus greičiausiai stirna. Suridojo, viskas liuks. Į Lietuvą atvažiavo 53 000 ir 3,30 24 metais 10 mėnesį. Žalos 12 metais Prancūzija iki 5000 į priekį. 15 metais Lietuvoje iki 1,5 stirna į priekį. Ir 16 iki 500 galą. Tai čia nedraudiminis reiškia. Ai, nu taip. Nu gerai. Kai jis galvoja tą patį, ką ir aš. Duris pakrenta. Nu Jezu, kodėl? Man tai reikia. Net nežinau, ką čia reikia žiūrėti į mašiną. Kiek nori pinigų? 500? Ar čia pala? Tu pasakai, nuo 500 pradėsim dėrėtis. Tai gerai, aš siūlau 5 eurų. 5 eurų siūlai? Jo. Metalas 108. 108 metalas duoda? Manau, kad čia dar yra ką su jie veikti. Metai dar tiek, kad čia dar... Jo. Nedaug investavęs dar gali paturėti gerą darbinį automobilį. Tai 200 eurų tau pasiūlyt galiu? Ne, žinok. Gerai. Kiek tu sakai? Aš manau, kad 3,50 dar skamba kaip sąžininga kaina. Bliama, bet tu galvoji, kad aš įdėsiu už picotą ir man skambins? Bliama, manau, kad jo. Nu, šiaip, sakau, kėbulas, lavonas, bet jos techas. Čia techas jos vienintelis privalumas. Jo, techo kai nebūtų, tai metalas viskas. 3 pem, blemba. Nu, baisu pagalvoti. Blemba, bet takumo nėra. Dar klausimas yra kumo nėra. Nežinau, sakau, gal ir generas nekrauna, bet... Tai tada dar blogiau. Jau spekuliuot, tas generas 30 eurų kainuoja. Akumas irgi 30 eurų kainuoja su 2 metų garantija. Ai, nu, tai jo. Depo, parduotuviai. Rimtai? Jo, 30 eurų 2 metų garantija. Aš esu kažkaip nusipirkęs, įsikrojo po metų laiko, atnešiu, atgal čekį numečiau naują davę. Irgi kažkokį tokį trapaką, žinai, tenai buvau nupirkęs. Ai. Blemba, neduosiu, negaliu 3 PM duoti. Žinai dėl ko, nes man reikės dabar varyti į aikštelę, tada važiuoti iki aikštelės, man reikės padidėti darbo ir aš manau, kokį 5 eurų uždirbsiu. Tai jaučiu, kad negalėsiu 3 PM pasiūlyti. Turbūt marketplace varyk. Kartais reikia tą laiką investuoti, gal geriau, naudingiau. Jo, gerai, ačiū. Gero to pardavimo. Ačiū ir tau, iki. Tarp kitko labai mandagus. Gražiai bendravo žmogus. Žodžiu, tai va, mano sprendimas toks. Aš nepamenu, man atrodo, per šitą filmavimą čia pirmą kartą atsisakiau mašinos ar ne. Aš tiesiog jau pagalvojau, kad blemba turi tokį gerą golfą ir gal kažkaip kaip ir man gal jau nebereikėtų čia veltis į tas tokias. Nes tikrai kaip kokią Kauno švara dirbu, tiesiog valau viską. Perku visą šiukšlę. Čia turbūt būtų mano sekantis pirkinys ir taip toliau. Gal ne, gal eikime po biškį. Tada reiškia leisim 500 į golfą, remontuosim golfą, turėsim tvarkingą golfą, o kai parduosiu golfą, tada iškosiu toliau kažkokių tvarkingų mašinų, jau biški geresnių modeliukų. Lekiam namučių. Varom poilsiaut ir paskui su nauja energija pirikupinti. Iki. Ką, mes galim kipti darbus. Niekas gal nesupyks, kad skardinę padėjau ant stogo. Einam atsirakiname namuką. Ir reikės įsimesti golfo kumą. Pakrovau akumuliatorių.
šitą, nes aišku, po žiemos buvo pamiręs. Nu, čia nėra aišku, kaip frazė, aišku, kad taip turi būti. Vokiški numeriukai. Nes golfukas iš Vokietijos, blem, iš tikrųjų labai geros raidos tas golfas. Ir geras tas golfas būtų, jeigu nebūtų bet. Tas bet yra tai, kad, nu, neturiu aš kaip susiremontuoti. Tas Vilnius man vis tiek toks svetimas. Nežinau, aš dar čia nei serviziukų, nei dar kažką. Iš tikrųjų padariau klaidą, kad atsivariau automobilį į Vilnių, nes man reikėjo pasilikti į Kaune, kur mano garažai, kur viskas. Ir būčiau aš tvarkingai savo ramiai galėjęs pasižiūrėti, kas tai mašinai. Ar ten elementariai kokiam meistriukų nuveš, nes bent jau žinau, kam veš. Jūs galite man parekomenduoti, jeigu žinot kažką Vilniui, aplink Vilnių, paprastą žmogelį, kuris galėtų ateityje, nu gal šiandien pavyks šitą parduoti, bet kuris galėtų atvažiuoti, tiksliau, kad aš galėčiau jam nuvaryti tokį automobiliuką ir pavyzdžiui, va, tenai reikia kažką paremontuoti, ar ten pakeis kokį generatorių, kažką, tokį meistrelį, kur nebūtų, kad nei Volkswagen atstovybės skambint, kaip sakant. Tai vat kažkokiais kontaktais galite pasidalinti, parašykit man į Instagramą tokį kontaktą, jeigu turit. Man jo tikrai prireiks dar. O dabar šitai mašinai prireiks akumo. Gerai. Biški sudėtingiau viskas su viena ranka, bet ko nepadarysi dėl YouTube'o. Ir to nepadarysi, ir to nepadarysi iš tikrųjų. Dėl to man nereikėjo. Man reikia taip ir taip padaryti. Ir dabar golfo raktai. Gerai, kad yra du. Dvigubai lengviau surasti tą vieną raktą. Ką aš nudirba? Akumo pakrovimas tai padėjo, akivaizdu. Bet jis man tai... Net tas motorinis taip juda kažkaip. Benzas tai neturėtų dirbti. Blemba, čia su visu oro filtru. Okay. Nu gerai. Dedam atgal. Galvoju, gal čia ten kažkaip taip lengva forma surasiu. Ten kokią nors šlangutę nusimovusiu, užmausiu ir bus ledovai. Bet panašu, kad taip nebus. Tai ne viskas taip paprasta. Ir aš manau, kad... Na, teisingai viską pamenu. Kad čia, okei, tepalo raudonai mirksi. Čia negerai. Užšeko, tai yra kaip įdomiai ventiliatorius taip ilgai įsijunginėja. Nu ne, yra tepoliuko, nežinau, ar matot. Bet yra, viskas gerai. Šiaip keista, kad... Tada keista, kad raudonai užsiegė. Nejaugi kokią tepalo pompą. Ir nusisuko. Ir slėgis dingo. Na, žodžiu. Tai žodžiu, nežinau, kažkaip keist, nes ant skydelio dega viskas šviesos šviečia, reikia sakyti, o nedega, kaip ant šviesoforo. Jeigu geltona, tai dar yra kaip ir algut, toks įspėjimas. Nu, bet jeigu raudona, jau būtina yra stot. Tai šiuo atveju taip nesmagiai čia buvo. Užkals tai užkals. Tik dėl to pirkėjo. Gražinsiu šaibas. Paprastas žmogus. Turiu dar vieną tokį naują žaislą. Čia per tą laiką atsinaujinęs, kaip sakant. Pirmą kartą pabandysiu panaudoti. Iš tikrųjų nežinau, gal čia per senas golfas bus. Nu, bet pabandyti nieko nekainuoja. Tai žodžiu, turiu tokį Carly prietaisiuką. Po man aфиgenai patinka. Tai kad gali jį naudoti su iPhone'u. Nieko prieš, net kas naudoja Androidus, bet tiesiog aš naudoju iPhone'ą. Ir žinot, būna tam tų diagnostikų, bet visos jos nori, kad naudotum Androidą. O aš nenaudoju. Tai man tai biškai nepatogu būdavo. O šitas prietaisiukas turėtų mane išgelbėti šitoje vietoje. Gal netyčia dar koks nors klaidų trinimas man padės. Ar šiaip kažkokių klaidų pamatysiu. Žodžiu, nutrint klaidas niekada dar nepakenkė. Tai bandau prisijungti ir pažiūrėti. Mano ta čila. Nu jo, čia ne pitakas bėmas. Nu gerai, dabar susibėdžiau duomenis, kad čia 25 metų golfukas. Man atrodo, kad tiesiog kažkas čia bus išpjovęs katelį, kad tai mašinai. Greičiausiai, kas keitė variklį. Nu, bet su visą deramą pagarbą gal iš tikrųjų, gal nepjovė, atsiprašau. Bet žodžiu,
Radavo mano mašinėlę. Tiesiog dėl to dabar Lambda nieko negali skaičiuoti normaliai, CO2 padidėjęs, dėl to nepraeina techo ir dėl to nedadirba normaliai ir panašiai. Tiesiog vienoj paprastoj vietoj sugadintas automobilis. O dabar pereikim prie Carly diagnostikos. Pažiūrim, ką parodys. Dabar čia kol kraunas, turėtų būti tokia muzikėlė. Pirikų pasisirko. O, aš matau per telefoną atspindį. Hello. Kol kraunasi, tai norėtumėt jūs įsigyti tokią diagnostiką. Tai irgi su nuolaidos kodu VYGA gausite nuolaidą. O šiaip kas labiausiai žavi, kad šito daikto nereikia pakrauti. Telpa į kišenę, jis yra ženkliai mažesnis net už telefoną. Tiesiog visą laiką belia kur gali turėti. Ar mašinį nusimetęs, arba, jeigu aš kaip pavyzdžiui lakstau tarp daug mašinų, tiesiog į kišenę nusimetęs. Kad veikia su iPhone'u, tai aišku, veikia ir su Androidu, tai žodžiu, su bet kuo veikia. Super, good deal, taip sakykime. Tai šiuolaikiška ir patogu. O mes turime klaidų. Very bad. Man atrodo, kad aš turėčiau bent jau tai padaryti. Bent užkurtos taip daryti. Pavyzdžiui, abasis veikia. Turbūt, kad darau antrą kartą tą patį, tai trinu tiesiog klaidas. Nes aišku dabar, kad aš nei kažkokio daviklio neturiu, nieko neturiu, ką aš pakeisiu. Gal kažkiek padės. Labas rytas. Velykų beveik rytas. Didysis šeštadienis ir to Velykas. Žodžiu, varau pasiėmęs popieriukus į aikštelę. Tai pasidalinsiu patirtim. Buvau metęs golfą į aukcioną. Aš dar tai pasireklamavau tą aukcioną per savo tenai Instagramą. Tai ten vis tiek kažkiek 1000 žmonių pamatė. Tai aš tik įdedu reklamą iš karto. Ten tų biškitų statymų pakyla. Bet man 400 eurų pasiūlė. Ta prasme, 400 už tokį golfą. Tai žodžiu, aš gerai, kad buvau įrašęs rezervo kainą, kad be 700 neatiduosiu. Pagalvojau, kad tiesiog, noriu pasilikti. Galiu ten porą šimtų eurų minus atiduoti dėl to, kad mašina ilgai stovėjo, tiek to nuleisti ir varyti toliau judėti ir viskas. O kai jau judėti, tai jau tada judėjai. Žodžiu, dar čia viena iš pirikų taisyklių, bet dabar ne apie pirikų pamokymus kažkokį. Bet, žodžiu, dėrėjaus to žmogum, kuris laimėjo iki 600 PM dasidėrėjom. Tada, man atrodo, 6-8 gal, kažkas tokio, ar 6-7 ir sakau, ne 700 arba, ne. Ir jisai nesutiko. Ačiū Dievui, kad nesutiko. Nes aš, kai įdėjau automobilį į aukcioną, aš išėmiau automobilį iš autogido. Nes tokios taisyklės ir aukciono yra, kad tu įsipareigoji neparduoti. Tiesiog, jeigu žmogus laimės kažkoks, tai to žmogus ir automobilis. Ir aš išėmiau ir man pirmadienį, tai buvo sekmadienis, pirmadienį man paskambino žmogus Panevėžio, aš linkėjimai į Panevėžį, toks malonus žmogus, tada tralistas jo skambina. Irgi taip maloniai mandagiai bendrauja, žodžiu. Smagu reikalų turėti. Ir žodžiu, sako, dėl golfo, sako, vakar buvau įsisaugojęs skelbimą, tai gerai, kad sako, įsisaugojau numerį, o žiūriu, šiandien nebėra skelbimo. Tai sako, gal yra dar galimybė jį įsigyti. Sakau, teoriškai yra, sakau, aš išėmiau skelbimą, nes įdėjau mašiną į aukcioną. Gal gali dalyvauti aukcione. Sako, ne ta šio variantas, kur žmogus dalyvautų aukcione. Sakau, baigsis aukcionas, ta statoma suma netiks. Tai tada, netiks ir viskas. Jisai sako, aš buvau dėjęs skelbimą paskutiniu metu, jau buvau nuleidęs kainą, aš ten įdėjau gal už 1008, tada tenai 1,6, 1,5, 1,4 ir ant galo buvo 1,290. Tai jisai sako, man už 1,2 jinai tinka. Man jos reikia, viskas tinka, žodžiu, už tokią kainą, sako, siunčiu tralą nežiūrėjęs ir viskas. Tai galvoju, kad tik tas aukcionas tų 700 nepasiekta. Tai gerai, kad ir nepasiekė. Žodžiu, atvažiavau prie golfo. Tai jau paskui viskas supasakosiu. Numeriukai yra nuo kito mano automobilio. Iš paskutinių skaičių galite pabandyti atspėti, koks galėtų būti modelis. Modelio gal nespėsit, bet pavyzdžiui, markę. Markę galima. Taip, rakčiukai. Jo, susitvarkysim. Nepamiršk, sveikos energijos. Ir su nuolaidos kodu VYGA 25%. Įsivaro golfytę ant raliuko. Žodžiu, žmogus paskambino, sako, tikiuos pasitikėsit, neturiu kaip čia kažkokių nei pavedimų, nei kažką padaryti, tiesiog man reikia jo, 1200 tinka ir viskas, sako, atsiųsiu tralą, bet tiesiog traliukas neatvažiuoja, sako, iš karto. Tai va, atvažiavo šeštadienį po 4 dienų, gerai, girdžiu, kad čia viskas normaliai. Tai žodžiu, sakau, gerai, nekartoju aukciono, skelbimo nebeatnaujinu, viskas ir atiduodu. Taip, kalbėjom dar telefoną, kažką papasakoju mašiną, viskas. Pasikrovėm risiuką, einu vairuotoją pavaišinsiu energetinių gėrimų
ir, žodžiu, supildau popierius ir paleidžiu. 1200 biudžetą, įčinkšt. Tai, vis tiek 300 liko, vis tiek neblogai. Važiuojame toliau į priekį. Čia yra lietuviškas energetinis gėrimas, kuris sveikas yra gėrimas. Nėra jokio pridėtinio cukraus, nieko. Imkit, jum energijos ant kelionės. Ačiū. Dėkui, visą geriausią. Visa. Tai, pardavau automobilį, pinigėlius įsidėjau, man atrodo, kuprinę. Jo, įsidėjau kuprinę. Viskas, galiu kelt storiuką, kad galiu nupirkti jūsų automobilį, o jūs galite ir be storiuko, kai video žiūrite, suprasti, kad man reikia tų automobilių. Tai jeigu norit kažkokį parduoti, ar turit ką parduoti, tai parašykit ir važiuosiu nupirksiu. Kol kas tiek, turbūt kitame kadre persikelsime prie kito automobilio pirkimo. Iki. Tararara, sveiki. Tai ką, šiandieną ryte pardaviau Golfą ir jau pasiūlė kitą variantą. Tai varau. Pasiūlė tokį KM6, iškart prašė, kad nenori, kad filmuočiau, tai tas gaila. Ir aš iš jūsų atvažiavau be kamerų. Sakau, tipo, kai test drive darysiu, bent jau pafilmuosiu. Bet žodžiu, žiauriai juokingas KM6, bet su techu 110 kW, 1000 eurų paprašė, pagalvojau, kad gerai, šiaip graži spalva, įdomu, kaip tas kėbulas atrodo dabar, ar jis dar gyvas. Tas lipdukas ant galo, tai nužudė, pradėjau juoktis ir sakiau, gerai, man tikrai jas reikia. Kai nuvažiuosiu, turbūt, kad pačiau tenai kažkokio proceso negalėsiu pafilmuoti, bet, turėsiu kamerą rankoje, paprašysiu jų kažkaip, kad leistų man tada vienam gal apžiūrėti ir tą patį test drive pasidaryti, tai tikrai vienas važiuosiu, kad galėčiau pafilmuoti. Tai va. Turbūt violetinio ryškaus KM6 nebus sudėtinga rasti, nereikia klausti, kur stovi prisiparkavęs. O gal ir teks. Rimtai nematau. Va, ir mano kemšas. Einam žiūrėti. Tai gerai, ką aš dabar pasidarysiu apžiūrą ir tada parodysiu. Šeimininkas, kol nemato. Čia žiauriai blogai visur. Žiūrėkit, tai jeigu yra rankinė klaida, tai va įsprendžiama lipduku. Vairas sunkus biški. Čia tai blogai visi, va čia kaip kapotą atkravo, kitą ar atsidaro. Hebra, tai blogai, kad net nebenoriu. Juokinga tikrai, kad dėl to užrašo. Bet... Kažkaip aš nepamenu, kad pas KM6 čia tokias skylės būt. Kitoj pusė ir to yra. Bet čia baisi blogai. Ir kvapas viduje viskas. Galima matyti, kad originaliai gal ir netokia spalva. Net nežinau. Viskas va taip atrodo. Ai, čia dar langas yra dužęs, jeigu matot. Čia turbūt kažką pagavo. Ai, bet ir tas dužo. Čia visiškas nelikvidas. Neįmanoma, manau, bus parduoti. Gerai. Net nebenoriu. Ir su visą deramą pagarbą Gretai nebenoriu. Neįsivaizduoju, kaip reikia taip automobilius apleisti. Kurio momentu kas atsitinka. Buvo patyrę žalą. Kažkada ant šito Vinkodo universalas buvo pardavime. Čia universalas, čia jau sedanas. Ir taip nematys. Nepatikėsi, daužta yra buvus. Bet, taip, iš Austrijos čia viskas sakei. Ant šito Vinkodo yra įdėtas buvęs, žiūrėk, 19 metais universalas, 21 universalas, 22 jau sedanas su tuo pačiu Vinkodu. Ne, atrodo normaliai, tas lipdukas turi būti. Čia lipdukų nebėra, bet čia viskas ir tarpdurį išdažyti. Žodžiu, nežinau, hibridai, ar jūs nustebinsiu šitoje vietoje ir nenustebinsiu. Visai stengiuosi nufilmuoti, taip kad tų vyrukų nefilmuoti, nes prašė nefilmuoti. Blemba, net matau padangą, galinį oro nėra. To jau pravažiuos, kad nerodyti žmogaus, nes jis te paprašė, tai reikia klausyti. Bet manau, kad suprantat patys viską puikiai. Čia toks nelikvidas, kad neįsivaizduoju, kaip ją parduoti. Būtų metalo kaina, tai sakyčiau, gerai, viskas, varom pažvengsiu ir išmeščiu metalą. Paprasme, baisu. Gerai, ieško toliau mašinų.
Tai šitas epizodas baigsis taip. Golfas parduotas, kuris buvo pirktas prieš pusę metų. Biudžete yra, man atrodo, kad apie 1800, čia matote tiksliai parašytą sumą, kiek yra. Tai lauksiu iš jūsų pasiūlymų. Parašykit man į Instagramą, parašykit komentarą YouTube'ai, paspauskit subscribe, jeigu žiūrėt. Bet žodžiu, parašykit būtinai, pasiūlykit, gal jūs turit ką parduoti, gal jūsų draugas, kaimynas ar kažkas nori parduoti automobilį, tai parašykit visoje Lietuvoje, galiu atvažiuoti ir nupirkti tą automobilį ir pasimatysime kitame epizode, kai jau pirksime tos automobilius.